Aš nupirkau nevažiuojant. Sudaužyta. Sprogusio moro pagarvim. 21 metų Jeep Grand Cherokee Trailhawk komplektacijos. Kaip manat, ar šitas dar gali važiuoti? Ir žinoma, už kainą su gan didelė nuolaida. Man pavyko pririšti ratą, bet šansų su ją važiuoti nebuvo. Todėl teko ridenti rankomis į garažą. Prieš pradedant tvarkyti šitą projektą, teks dar daugiau išardyti, kadangi lonžerono nesutvarkysim, kol variklis yra viduje, turėsime išimti variklį, neturint tam sąlygų. Viską atsisukam, nusileidžiam rankomis traversą, tada niekas turėtų netrukdyti traukti variklį per priekį. Tada, neturint keltuvo, tik su variklio kranu, bandysime variklį su pavarų dėžė ištraukti. Bendras svoris 500 kg. Kokius 500, o tai iš medžio iškrita. Jeigu mums nepavyks, jūs pamatysit pirmi. Let's fucking go. O, jūs čia. Tai ką, nauja diena. Šiek tiek pasidariau darbelių be kameros. Kažkaip nebuvo nuotaikėlės filmuot. Tai ateikit pažiūrėt. Biški apsiardžiau tą visą šrainę. Beveik visą. O ką, sveiki atvykę į TikTok live shopą. Turim aliuminį radiatorių. Galėtume panaudoti kaip rogutės žiemai. Tokią formą išgaubtą turim. Čia ir kondicionieriaus. Kitas prekė. Galite rašyti komentarus, jeigu domina. Siuntimas 3 eurai. Prekė 10 eurų. Šitą turim sulankstytą aušinimo radiatorių. Šlaps vis. Pabandom ištiesinti. Blet, išsitiesina. Turime priekinį balkį arba kažką panašaus į jį. Dedam į krūvą, galite rezervuoti radiatoriaus tvirtinimą. Vadinas U formas, dabar tai nežinau, kas šiandien. L forma. Dedam į krūvą. Ką dar turim sparną. Tas tai ir akordionas. Dedam į krūvą. Čia viską sumečiau, kas gera, kas negera. Į vieną krūvą. A few moments later. Čia dar liko, čia visas kompresoriaus unitas, pneumo važiuoklis įsitraiškęs čia tarp lonžeronų, nesugalvoju dar kaip išimti. Buvo įdomu, dėl vairo kolonėlis, tie pagrindiniai tvirtinimai nėra lūžę, yra ten maža, bet viena muselė paskilus, bet jinai ir tokia simbolinė. Tai visai džiaugiuosi, daug šansų ir kad išsisuksiu su tą vietą. Priekis čia visai nieko nėra gavęs, tik variklis pavirtis į tą pusę, tą pagalį sulūžus, tai jis toks plecht. Pasimkim sunkiai artileriją. Zamai atsiverk. Čia buvo kompresoriaus unitas. Opa. Ką jūs? Supadelis ir pupa. Auginu metų vaiką, tai nekreipkite dėmesio dabar. Dainelis toks, negu įprastai klausydavau. Aba. Slaptas laidelis po. Ir man jisai paleidžia visą priekinį laidyną. Jiem pliusais. Ir daug vietos ėmimams. Valytuvai gal kam reikia. Vienu mažiau valytuvų variklių. One day later. Dar viena dienelė atėjo. Šiandien lysiu po mašiną. Ten kažkur. Dugno apsaugas plėšim žemėn. Reiks prieiti prie visų kardanų, duslintuvų. Tai bandysim. Pasikėlėm biškį ant pakojų, kad tilptų galva. Smunk žiūronai nuo galvos. Varšt sulinkis, kaip skaniai eina. Gyvas, nebijokit. Va, čia kažkas susijęs su reduktoriumi. Karteris atraiškit. Čia. Few inches later. Dabar suksiu duslintuvų viduriuką. Čia, ten, laikikliai. Bent jau toks įrankis palengvina kažkiek gyvenimą. Kaip nenorėčiau, kad ant panis mašiną užkristų. Su rankytėm, va taip va. Opa. 2 days later.
O. Antras. Kur čia dar laikosi? Žiūriu, kas dar į laiką pasirodo ten. Dar vienas laikiklis iš abiejų pusių. O kad prie jo prieiti nejaugi, man reikės pamperį nuiminėti. Dėl tokio šūdo. Kojų smegenų pagalba duslintuvas jau ant žemės. Sunki subinė, bet išmašiau kaip nenuėmus bamperio. Sulaužtuvą užkišau, šiaip ne taip ištratinau. YouTube'ai parodė, kaip reikia. Nu, užsimesk ant tokių su visom dulkiam. Tau tai patinka. Ai, akis viskas. Reikės tuos atsisukti. Paskui mažą į kardaną atsisukti. Reduktorius priekinis vis tiek turėtų prie traversos ten likti. Ten. Kiek žinau, šitie varžtai dar ant klijų pasodinti ir eina. O, klijai įrankiuks kitoks. O, kaip pajudėjo, koks skanus pajudėjimas. Galvoj, arba lūš, arba pajudės. Atsileidus, ne? Per visą dieną. Kažką kaip reiks tą kardaną dar pasukt man. Judam, po milimetrą. Don't stop pumping. I feel the pump. I feel it in the air. Oh yeah. Ką čia vaikšti, ką čia dainuoja? Tu kurva, bišk pamaliau. Negerai. O, bet eina šitaip. Vienas dar ant klijų. 1, 2, 3. Dar 3 liko. Kaip aš norėčiau keltuvą. Ar tokias akimirkas. Prisispaudžiu pirštuką. Ateik čia. 2. Kaip dabar man reikia pasukti? Reikia vieną ratą pasikelti virš, kaip suprantu. Vera, 6 kampai varykit. Įsiveriu šį visokius šūdus. Man reikėjo tokį vargą blemba. Imt variklius, pavaro dėžę, vargą sveri pusę tonos. Man reikėjo tokį vargą. Nors aš žiūrėjau, dabar pakabinam guolį. Na, turėtų neleist ant galvos nukristi. Eik tu nahui, čia nesisuk. Vos su tokiu dužu mano pasuk. Kas čia yra? Tik aš susėgiu, neina lauk. Pailsėkim. Pusę gal išsakau. Ačiū Dievui. 3 days later. Kokia rimta mašina. Na, antras eina. Lemdai praktika. Pasižymėjai, kaip turi būti. Kas? Ar dans? Paskui nemuštų per babiną. Jau įbrėžiau. Ole, bamba. Eina cukrų. Kūzdavas. Čia kai važiuosi, va. Glebėt, galvosi kūro, ką aš čia, ble. Gal nori maišiau atsigūti? Palauk, aš čia galiu atsukinėti. Nieko. Nenorėčiau, kad traversus atsukinėtum dabar. Galiu traversus atsukinėti. Tak, pradės čia viskas traškyti. Kūro neperšalis, nenori atsigūti ant normalaus. Nesijaučiu, atrodo, įdėsiu paskui kūro atšašau kepinti. Kiek jau kepenų pakeitė? Porą. Kūro, kai varyk, tai prasuk. Neina? Eini, prasuk, surams. O kūro. O čia jau atsukau. Simas toks kada nors.
Įmu ratus priekinius važiuoklę, nes reiks visą traversą atskirti nuo mašinos, tai... Va, išėjo. Ar pavyks? One bolt. Pusę šeštukas. Ova. Nėra kada žaisti. Opa. Amortizatorių įmam. Gan sėkmingai. Pusę velnio. Užsiėmė. Atsisukam stabilizatorių. O, kaip maloniai atsisuk turi dalykai. Užsimeskim ant savęs dabar tokį metalo gabalą. O tai nieks čia manęs neras gyvenime. Fuck yeah. Vienu mažiau stabilizatorium. Imam šakę. Išėmiau. Imam Matildą. Pagavau ant. Viską žemėn. Dabar bandysim traukti pusašį. Jo, šį galiu palikti. Gyvas, jau, blėt. To gal rimtai atitiesinsim. Jau ein judint. Ne, gal tam tas meistras, kuris tampys. Kaip manot, čia gausis kas nors? Žinoma, aišku, gausi. Kiek pirštų prarasim? Nes ne vieną. Tai bus. Tai teoriškai nieks neturėtų belaikyti. Ta pagalvė atsukta? Nulūžus. Tai nulūžus ir tai aš nežinau, net niek nedariausi. Visi tau kurtis kai? Viršui. Kur? Viršui. Dar stovi. Ar užsikabinę, blėt? Nežinau, taip atrodo, ar ne? Čia. Biškį gal užsikabina. Reikia tavo pusę biškį patraukti. Čia biškį arteris dabar trukdo. Leisk ją pačiu būdų. O kaip dabar su to kardanu? Kaip jį išmauti? Nice. Nėra lengva. Jėmus traversą pasimatė suskilęs karteris. Surprise, motherfucker! Sutraiškytas apatinis karteris. Meanwhile. Tipo, Mes ištrauksim. tai čia Pamėgosim. rimta abejonė pradėjai sakyti, ar... Ne. Aš jau įsigandau. Nebejoju Kuo? savim. Dar nėra buvusi tokia situacija. Oi. Kas būtų pasakęs, kai man neis atsitvarti? Gal girdai reikia Biš nuleisti? atsistum tą gervę, biškai negu kad svorio centrą paskirsti. Ai, o išeis? Seniai neišeis. Bet paskui, žinai, nebūtų, kad taip, žinai, hopa, ir tą pastums, pagaliuką dabar padėčiau, nuleiščiau. Tipo, arčiau? Jo, arčiau. Sulūšna. Išeitų. Mačiau, tai žinai. Šino virstama. O, Kažkaip stabiliau, glėdžiu. Nu, arba išeiti, ne? Svarbu, kad ten nenukristų. apačioj? Biški svarbu. Oi, Taip, biški nuleidau. gerai, biškai nuleisti. Pamačiau kai kur dar. Baršta, ne? Akurat laits ein, bet kėbula kažkur. Razdatkis. Pasimatė. Tiesiog gal čia tiek tai reikia patampykti į savo pusę. Nesu tikslu pilnai ištraukti, aš pažiūrėsiu. Na, nejuda. O, ir. Gal biškai noriu apsižiūrėti, ar nieko nepamiršom. Dabar kai tarpas atsirado.
Žin, kažkas kliūna. Pa. Kažkokį laidą vėl matau. Nu gerai, kaip ir nieko. Bandyk. Palabiški. Palauk, biškė. Žinok, neskubėk. Kažkaip jis man nori virsti vieną pusę. Ką galvoji? Vien pagalbė, to reikia nusisukti ir čia turėtų pas mane važiuoti. Nu, pavyzdžiui, patimtilk. Atsargiai, pala, man čia, man rodos, čia nori virsti tą vietą, ne? Aha. Pala, dar biški. A nereikia atsisukti išmetimo? Leido vienas būtų zaibis atsisukti, O, in prieit. pasirišęs. Ai, nebūtų link, čia jau būtų išlindę. Uno momentą. Palauk, čia taip sviruoja. Aš laikau. Nu, tu niek nelaikai. O, bandyk biški. Stop. Per pusvalandį spraukia variklį. Be 2 valandų pasiruošimą. Ir 24 valandų mūsų plaukimo. Gerai, sustok. Jeigu bliksi, dar filmuoji. Gerai, ką darom? Nu, dar biš patra. Ui, palauk, aš susidarnau su laipą. Šitas parodysiu, kad nevaidys. Vis labiau slysti į mane, aš nebenulaikau. Aš biškai nuleisiu gal. Gerai. Stop, tuo tai gal aš jau pakelsiu su rankom. Yra to. Oi, peraks. Bet palauk, koks planas, reikia pasiruošti. Mankštas darau, kad nugaras neskaudėtų. Baigiau sportinį karjerą. Noriu ištaisyti. Norėtų jau 34 šveiti. Nu, pakelsi? Nelabai. Jaučiu, kad ne. Ta prasme, biškai kad kelsiu, bet tikrai ne vis kelionė. Paro. Čia koks, blėt, 200 kg. O, ne, pokai ir. Bet tai, 200 kilų, tie. nu, Gali pamėsti čia. Eventually. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Nu ką, jie 1000 kartų sakė, tau nepavyks, o aš sakiau jiems ne velnio, bet jie buvo 1000 kartų teisus. Ne, žiūrėkit, kas už manęs šitą gyvatį. Ačiū, kad žiūrėjot, spaudžiam like, subscribe, daliname su mama ir kaimynu ir laukiam kitos serijos. Kitoj serijai, manau, parodysiu biškių daugiau žalos, kuri pasimatė su kolonėle, reduktorių ir taip toliau. Tada lysiu į saloną ardyti visas paklodės ir jau turim rezervaciją pas kėbulistą ir dažytoją. Tai sukamės, draugas ant ratų. Out.